Turiu ir vieną kaip iš sportininko, sakykime, pusės ar iš ko tai ir iš, sakykime, žmonijos visos Gargždų, tai toks būtų kaip ir centras, nes Maksimai, ką mes matom prie Maksimos, Maksimo Norfa ir kažkoks tai plynas laukas, kuris nesieja iš vis nei su kuom. O čia parke, sakykime, ir daug darbo, kiek aš žinau, yra įdėta į tą projektą, tai turėtų vis tiek yra Minijos slėnis, yra parkas, yra tas multifunkcioninis stadionas būtų su visais, sakykime, dalykais, nu tai praktiškai yra šeimos visos dienos praleidimas. Tie, kas nori ilgiau baseinę pabūti ar ką, kiti gali po parką pasivaikščioti, o ką mes ten apie Norfą ir apie Maksimą vaikščio, tai aš manau, kad čia iš tos pusės yra labai gerai. Visų pirma, dar viena vidurinė mokykla yra, Kranto, man atrodo, vadinasi, vidurinė mokykla, kur visas sujungimas tiek jaunimo ir sakykime, kitų gyventojų, tai čia būtų vienas iš tokių gerų darbų, ką galim padaryti. Ir manau, kad toksai centras iš tikrųjų puoštų ne tik Gargždus, bet ir galima būtų pasipriešinti kitiems miestams. Čia tų vietų praktiškai negalima lyginti prie Maksimos ir čia parke, kur tiktų iš tikrųjų ir pagražintų visą vaizdą ir mūsų tą, kas čia mūsų Gargžduose likę iš tokio pagrindinio, praktiškai vienas parkas, ką mes turime iš senų laikų ir iš tikrųjų, kur sutvarkytas yra, kur irgi nemažai darbo įdėta. Tai aš manau, kad būtų labai geras pasirinkimas. Šansas tai turėtų būti, bet man atrodo, kad mes labai tų mažai politikų turim, yra tik tais politikėliai. Iš tikrųjų. Nes aš manau, kad tokie mieste, kaip miestelis, sakykime, mieste kaip Gargždai, tai rimtas politikas, rimtas, kurie turi žodį, turim, taigi ir Gražulis, ir Bilotaitė yra iš mūsų pusių, tai manau, žmonės, kurie ir Seime yra, kurie tikrai turėtų turėti tvirtą žodį, tai turėtų įsikišti ir įspręsti tą klausimą. Kiek Petrą pažįstu, tai jisai toks kovingas žmogus yra, bet sakau, šituo atveju tai čia tik tais kažkieno interesai turėtų. Įmant vien futbolą, sakykime, vaikų ten apie 400, tai reiškia, mums reikia kažkokių tai sąlygų. Vis tiek yra sportininkas, jisai turi ne tik vieną, jeigu dabar futbolininkų simt ar ką nors, jis neturi. Jis turi ir plaukti, turi ir bėgti, turi ir tą daryti, ir tą. Jau čia gaunasi kaip ir toksai įvairių sporto šakų, sakykime, sujungimas. Tai jau mes ką mes turim? Daleiskim tos, kad ir bangos čia jaunųjų tų futbolininkų. Yra atsistatymo programos, yra viskas, kur ir sakykime, ir paruošiamajam laikotarpį traumų gydymas yra, kur reikalingas vanduo, reikalingas baseinas. Ką mes turim? Mes nieko neturim. Tai jeigu mes galėtumėm žmogų atstatyti per trumpą laiką jam, mes praktiškai imam visą laiką tą ilgesnį laiko tarpą, todėl kad mes neturim sąlygų. Bet reikia su visais kalbėti, reikia su visais derinti ir aš manau, kodėl pas mus daug problemų atsiranda, todėl kad mes nekalbam vien su kitu. Nediskutuojam tom temom iš vis, vienam gerai, tu užsikasku savo tom problemom. Yra kaip yra. Bet tie žmonės Gargžduose tai daug ką padėjo. Sakykime, futbolui tai iškėlė tą futbolą, pasižiūrėkit, kiek tų vaikų vaikšto ir vietoj to, kad galėtų gatvėm trintis kažkur, tai visi vaikšto į treniruotės, visi apsirengę su tą Gargždų, sakykime, klubo formom, tai malonu žiūrėti.